Pastaraisiais metais laukuose matome labai daug vienaskilčių piktžolių. Didelė jų dalis plinta pačiame lauke, tačiau taip pat pastebime plitimą ir kitose laukuose. Viena iš priežasčių – kombainai ir šiaudų presai, kurie perneša piktžolių sėklas iš vienos vietos į kitą. Šiandien pabandysime išsiaiškinti, kiek vienaskilčių piktžolių ir kitų augalinių liekanų iš tikrųjų lieka kombaine, kuris stovi už manęs. Šis kombainas ką tik baigė darbą lauke ir grįžo į ūkį. Dabar panagrinėsime, ką ūkininkas gali padaryti, kad išvengtų vienaskilčių piktžolių plitimo tarp laukų. Pelinių pašiaušėlių, gausiažiedžių svidrių ar kitų vienaskilčių piktžolių sėklų išplitimas gali sukelti didelių problemų jūsų laukuose daugeliui metų. Problema tampa dar didesnė, jei išplatinamos herbicidams atsparios piktžolių populiacijos. Todėl šiame vaizdo įraše apžvelgsime 3 skirtingus kombaino valymo lygius. Pradėsime nuo valymo, kurį reikėtų atlikti nuėmus derlių lauke, kuriame buvo vienaskilčių piktžolių. Baigus vieną lauką ir ruošiantis važiuoti į kitą, tikslas yra per trumpą laiką, kurio paprastai trūksta intensyvios javapjūtės metu, pašalinti kuo daugiau augalinių liekanų likučių. Svarbiausia yra išvalyti valomąją sistemą oro srautu, ištuštinti akmenų gaudyklę ir pašalinti ant sietų susikaupusias liekanas. Taip pat daug sėklų gali būti susikaupę ant prikabinimo įtaiso ir galinės ašies. Reikėtų išvalyti ir smulkintuvą, nes po šią guminę uždangą gali prisikaupti daug augalinių liekanų. Galingas lapų pūstuvas yra labai naudingas įrankis valymui lauke. Po pirminio valymo kombainą reikėtų paleisti maksimaliu oro srautu ir atvirais sietais, kad būtų pašalinta dar daugiau likučių. Daugelis naujesnių kombainų turi specialią valymo programą, kurią galima įjungti ir tada kombainas pilnu pajėgumu prapučia savo sistemas. Šį kombainą išvalėme po darbo lauke Rytų Jutlandijoje. Po lengvo prapūtimo ir valymo programos panaudojimo iš kombaino surinkome 38 kg sėklų, grūdų ir pelų. Dabar parodysime išsamesnį kasdienį valymą, kuriam tikėkimės galima rasti laiko ryte, kol dar laikosi rasa. Efektyviausia naudoti oro kompresorių, tačiau galima pasitelkti ir galingą lapų pūstuvą. Taigi dabar ruošiame kombainą naujai darbo dienai. Rekomenduojame valymą atlikti ant kietos dangos, šalia ūkio pastatų arba žolėtoje aikštelėje. Yra daug pavyzdžių, kai valymas tiesiog lauke prisideda prie varpinių piktžolių plitimo. Atliekant rytinį valymą, reikėtų bent jau nuimti lengvai pasiekiamus dangčius ir atverti didžiuosius šoninius gaubtus, kad būtų galima išvalyti daugumą vietų, kuriuose gali slėptis smulkios piktžolių sėklos. Mūsų atlikto bandymo metu po šio kruopštesnio valymo surinkome dar 18 kg sėklų, grūdų ir pelų. Tai papildomas kiekis prie 38 kg, kuriuos radome po lengvo valymo lauke. Dabar atliksime itin kruopštų kombaino valymą. Toks lygis reikalingas, pavyzdžiui, pereinant iš vieno sėklinių žolių lauko į kitą, kur būtinas labai aukštas švaros lygis, arba ruošiant kombainą žiemai. Atliekant giluminį valymą atidaromi visi dangčiai, o kombainas daug kartų kruopščiai prapučiamas, kad būtų pašalinta kuo daugiau likučių. Mūsų bandymo metu po šio kruopštaus valymo surinkome dar 26 kg augalinių liekanų likučių. Taigi iš viso iš kombaino buvo pašalinti 82 kg įvairių likučių. Tiesa, paskutinę dalį daugiausia sudarė dulkės, tačiau jose taip pat buvo daug sėklų. Pabaigoje mus aplanko serviso specialistas Finn Hansen iš Traktor og Höst Specialisten. Jis apžiūri kombainą ir pateikia naudingų patarimų, kad nieko nepraleistume. Reikia patikrinti vietas po priekiniu tiltu ir po guminėmis uždangomis, nes ten dažnai kaupiasi grūdai ir piktžolių sėklos. Būtina atidaryti visus inspekcinius dangtelius ir išpūsti sunkiai pasiekiamas ertmes. Vamzdžiuose ir ortakiuose gali likti pelų bei sėklų sankaupų. Reikia nepamiršti išvalyti grūdų bunkerio, ventiliacijos kanalų ir kitų uždarų ertmių. Ypač svarbu išvalyti pjaunamąją, nes joje gali būti labai daug piktžolių sėklų. Bent jau prieš važiuojant į kitą lauką po darbo lauke, kuriame buvo viena skilčių piktžolių, reikėtų naudoti lapų pūstuvą. Akmenų gaudyklėje taip pat gali susikaupti daug piktžolių sėklų. Seges Innovation rekomenduoja turėti aiškę kasdienę kombaino valymo tvarką, nes tai yra svarbi strategijos dalis siekiant išvengti vienaskilčių piktžolių plitimo, kuris gali sumažinti derlių. Štai čia, lauko kampe, kuris dabar yra užkrėstas vienaskiltėmis piktžolėmis, akivaizdu, kad akmenų gaudyklė buvo ištuštinta būtent šioje vietoje. Susitarkite su darbuotojais, kaip geriausiai valyti kombainą, kad būtumėte pasiruošę javapjūtei. Jei dalį ar visus darbus atlieka rangovas ar žemės ūkio paslaugų įmonė,
Aptarkite šią strategiją ir su jais. Tokios įmonės dažnai siūlo technikos valymo paslaugas ir tai gali būti labai gera investicija. Taip pat nepamirškite apie šiuos aspektus dirbdami su šiaudų presu. Šio vaizdo įrašo rėmėjas yra Danijos aplinkos apsaugos agentūra.